Sveiki visi. Tai įdomus pranešimai, taip. Bent jau kolegos, man atrodo, labai gražiai pasistengė ir gerai pristatinėja. Pabandysiu ir aš įdomiai papasakoti būtent šitą temą. Tai yra apie išmanių telefonų patarimus ir gudrybės, kurių galbūt nežinojate iki šiol. Taigi, kaip minėjau, aš esu Karolis Špliauskas, Bitės Profų projekto vadovas. Mes šitą projektą kaip Bitė pradėjome tam, kad galėtume žmonėms padėti lengviau naudotis išmaniosiamis technologijomis ir įvairiausiais išmaniaisiais įrenginiais. Telefonais, planšetėmis, išmaniaisiais televizoriais, kolonėlėmis ir viso kitu. Bitės Profų projektas yra didelis projektas, tai yra realūs žmonės. Matote mano kolegas, kurie padeda realiai kiekvieną dieną, tai yra Bitės salonuose, telefonu 1501, kurie paskambina, padedame susikonfigūruoti įvairiausius įrenginius, tiek ir internete bitesprofai.lt. O dabar prie mano temos, ką šiandieną norim ir papasakoti, tai visų pirma apie pačius išmaniuosius telefonus. Tuos, kuriuos mes turime kiekvienas iš mūsų tiesiog kišenėje. Štai Apollo 11 misijos metu. Čia tos misijos metu, kai pirmą kartą nukeliavome iki Mėnulio ir žmogaus koja buvo atsistojusi ant jo paviršiaus. Tai tos raketos, kuris skraidino, kompiuterio gale buvo 0,002 GHz. Procesorius veikia tokiu dažniu. Tai lyginant, jeigu žiūrėtume tik tai vieną komponentą, tai yra procesoriaus galingumą, tai mūsų telefonų galingumas yra 8000 kartų didesnis už tos raketos kompiuterių, kuris sugebėjo nuskraidinti mūsų į Mėnulį. Tai įsivaizduojate, kiek yra skirtumas galios. Jeigu lygintume su pirmaisiais kompiuteriais, kuriuos naudoja mokslininkai, jeigu matote, šitoj nuotraukoje yra IBM firmos vienas iš pirmųjų kompiuterių, tai jeigu klausite, kur čia kompiuteris, tai čia viskas yra kompiuteris. Visos šitos spintos yra vienas didelis kompiuteris ir jo vidinė atmintis, kiek informacijos jisai galėjo turėti savyje, buvo 5 MB. Tai jeigu lygintume dabartiniai telefonai, tai turi 100 000 MB vidinę atmintį. Taip jau nebrangus toksai telefonas, tai maždaug 26 000 kartų daugiau informacijos gali saugoti savyje, negu tų kompiuterių, kurios naudoja mokslininkai, yra padarę prieš 60 metų labai didelius atradimus tiek medicinoje, tiek kitose srityse ir visus tos atradimus dar naudojame iki šių dienų sėkmingai. Tai telefonas turi milžinišką galią, milžinišką potencialą. Turbūt tie mokslininkai prieš 60 metų net neįsivaizdavo, kad iš viso bus tokie laikai, kad paprasti žmonės prieis prie tokių galingų įrenginių ir galės kiekvienas juos turėti. Tačiau kiek telefonas yra galingas, kiek jisai mums yra naudingas, priklauso nuo to, ne tik tai nuo kokį turim telefoną, bet nuo to, kaip jį išnaudojame. Vienas iš sėkmingiausių ir svarbiausių turbūt dalykų, kaip galima sėkmingai išnaudoti telefoną, yra programėlės. Tai programėlė suteikia telefonui tų naujų galių, kurios ir leidžia po to juo išnaudoti ir palengvinti kasdieną. Aš papasakosiu apie 3, kurias manau, kad dar nepradėjote naudoti, bet tikiuosi, kad po mano pristatymo pradėsite ir jums jos tas programėlės palengvins kasdieną. Taigi pirmoji programėlė yra Google Gboard. Tai programėlė, kurią atsisiuntus į telefoną, pasikeičia standartinė klaviatūra telefono. Jinai turi daug išmanių funkcijų, bet viena iš jų, kuri turbūt ir naudingiausia, kurią norim papasakoti, jinai leidžia tiesiog diktuoti telefonui, ką jisai turi parašyti. Tai ją atsisiųsti reikia iš Google Play parduotuvės programėlių. Tai šitoj parduotuvėje visas programėlės reikia atsisiuntinėti į telefoną išmanųjį, kurio naudojatės Android operacinė sistema. Taip, jinai yra nemokama ir jinai yra išversta į lietuvių kalbą, tai nesunku ją naudotis, atsisiųsti, viskas yra kadangi lietuviška. Tai ją atsisiuntus įdiegus pirmą kartą paprašys leidimo, kad jinai taptų klaviatūra ir po to jinai maždaug atrodys taip. Jeigu matote, iš pirmo žvilgsnio atrodo standartinė klaviatūra, kaip žinutės atsidarysite rašyti, atrodo viskas taip pat kaip ir kiekvienos klaviatūros. Tačiau yra vienas skirtumas. Štai būtent čia esantis mikrofono simbolis. Jį paspaudus, jūs galite diktuoti ir telefonas pats tada įrašys. Pavyzdžiui, grįžote iš turgaus, radote turgui, pamatėte labai skanaus sūrio, kurio norite pasidalinti ir kaimyniai. Pranešti, kad nuvyktų į turgų nusipirkti. Paspaudžiate šią ikoną, pasakote, labas kaimynė, ten ir toj eilėj turguje yra labai skanaus sūrio. Ir viskas. Ir telefonas parašė visą jūsų tekstą, jums belieka paspausti išsiųsti žinutę. Tai veikia ne tik žinučių programėlėse, bet ir visose kitose. Jums patiems tada nereikia kiekvienos raidės spaudžiate, pats telefonas parašo už jūs. Taigi Gboard, ta klaviatūra,
tam ir yra skirta, kad jums palengvinti rašymą, kad nereiktų teksto rinkti, pats telefonas už jūs parašytų visą tekstą. Jums tai reikia padiktuoti. Antroji programėlė, kurią noriu papasakoti, tai yra Google Lens. Šitą programėlę turi tikrai labai daug išmanių galimybių. Ją tikrai daug kas naudoja labai skirtingais tikslais, nes jinai gali padėti ir surasti tam tikrus objektus, atpažinti juos, galima nufotografavus, netgi išversti tekstą. Ir būtent dėl šios funkcijos aš jums noriu parekomenduoti pradėti naudotis. Tai Google Lens leidžia realiu laiku versti tekstą. Kaip tai veikia? Na, štai dvi nuotraukas. Pirmoji nuotrauka, kur matote kioskelis ir yra tolimųjų rytų vienas iš kalba parašytas tekstas, kur tikrai sunku suprasti, kas ten yra parašyta. Tačiau, jeigu įsijungiate Google Lens programėlę, nukreipiate telefoną į tą tekstą, jūs ekrane matote jau išverstą. Jūs matote lietuviškai, aiškiai, kas yra parašyta, kaip antra nuotrauka. Tai galima lengvai suprasti, keliaujant, pavyzdžiui, užsienietišką meniu, nuvykus į Italiją, itališko restorano meniu, nukreipiate savo telefoną ir visą matote meniu lietuviškai. Turbūt kur dar yra naudinga, tai galima naudoti elementariai parduotuvėse. Dažnai būnant pakuočių, lietuviškai išversta tik tai pagrindiniai sudėdamosios dalys ir panašiai pagrindinė informacija, o visa, pavyzdžiui, kokio nors to paties itališko alyvuogių aliejaus, visa informacija apie regioną ir taip toliau, kur augintos alyvuogės, visa tai lieka tik tai itališkai. Jūs galite telefonu išsiversti ir matyti daug daugiau informacijos ir daug lengviau apsipirkti. Kaip pradėti naudotis, tai lygiai taip pat šita programėlė yra nemokama, lygiai taip pat jos visas meniu yra lietuviškas ir lygiai taip pat ją reikia atsisiųsti iš Google Play parduotuvėlės. Na, tai telefone savo nustatymus reikia surasti Google Play parduotuvėlę, ją užeiti, į paiešką parašyti Google Lens, susirasti būtent ją, paspausti įdiegti ir galima naudotis. iPhone telefonuose tą patį reikia padaryti per App Store programėlę. Ir kaip tada toliau viskas vyksta? Apačioje pasirenkame neieškoti, o versti. Ir tada galima pasirinkus kalbą versti arba netgi iš nuotraukos išversti. Ir nukreipiate į veikiamą objektą ir išsiverčiate į lietuvių kalbą. Matote, tiksliau sakant, realiu laiku ekrane iš karto išverstą tekstą ir galite lengvai suprasti, apie ką tas tekstas buvo. Tai va. Tai dar kartelį Google Lens turi daug išmanių funkcijų, bet dėl ko ta viena pagrindinė, dėl kurios aš rekomenduoju pradėti naudotis, jinai leidžia realiu laiku išsiversti tekstą ir matyti tai, kas yra parašyta, nors buvo parašyta užsienio kalba. Na ir trečioji programėlė, apie kurią noriu šiandien papasakoti, tai yra Google Gemini. Tai tiek tiek ChatGPT, kuri yra labai panaši kita programėlė, kuri savo funkcijomis, galimybėmis, tikrai ne vienas mano ir kolega šiandien pasakojo, pristatinėjo, rekomendavo naudotis ir pasakojo globaliau apie tą dirbtinį intelektą, kur visas pasaulis juda. Bet aš labai apie vieną paprastą funkciją noriu jums papasakoti, dėl ko turėtumėte pradėti naudotis. Na, gal, kitaip sakant, nuo ko pradėti naudotis įsidiegus šią programėlę. Tai jinai geba iš nuotraukų nuskaityti nuotraukas. Jūs galite nufotografuoti ir tai, ką nufotografavote, galite pažinti ir jums padėti patarti. Apie ką aš kalbu, tuoj papasakosiu, bet prieš tai dar tiesiog užsiminsiu apie tai, nuo ko visą tai turi būti pradedama. Lygiai taip pat, kaip ir kitos dvi programėlės, reikia Google Play parduotuvę programėlę užeiti, ją susirasti Gemini ir paspausti įdiegti. Pirmą kartą įrašinėjant, paklausime, kokią kalbą norite naudotis ir kelis tokius nustatymus reikės nustatyti. Ir tada galėsite pradėti naudotis ją. Tai tas dalykas, apie ką aš kalbu, pasakoju, tai atsidarius Gemini programėlę, galima pasirinkti kameros mygtuką ir nufotografuoti ir paspausti pridėti mygtuką. Na, pavyzdžiui, nufotografuojate savo gėlę kambarinę. Nufotografavus, parašote klausimą, kokia čia gėlė ir kaip ją, pavyzdžiui, prižiūrėti. Ir paspaudžiate išsiųsti mygtuką. Ir po jau keletos sekundžių, turėtų jums pradėti parašyti atsakymą, būtent Gemini, kokia tai ir gėlė ir kaip ją prižiūrėti. Lygiai taip pat veikia su
lauko gėlėmis, su augalais, su daržo gėrybėmis visomis, su sodo augmenyje visa, galima lygiai taip pat nufotografuoti ir paklausti, kaip prižiūrėti. O jeigu, tarkime, apsirgo, pageltonavo lapai, dar kažkas nutiko kažkokiam su augalui, lygiai taip pat galite nufotografuoti ir paklausti, kokia tai liga ir kaip ją išgydyti. Kitaip sakant, jisai gali būti jūsų asistentas prižiūrint įvairius augalus. Be abejo, Google Gemini yra labai galingas įrankis, jisai leidžiantis daryti daugybę užduočių, atlikti greičiau, paprasčiau ir lengviau, bet viena iš tų, dėl ko siūlau pradėti naudotis, yra tiesiog elementari pagalba prižiūrint elementarius augalus ir daržo visas gėrybės. Tai jinai lygiai taip pat yra nemokama versija, kuri lietuviškai puikiai supranta, lietuviškai atsako ir nesunku pradėti naudotis. Tai mano turbūt esminis, šitą žinutę, viso mano pasakojimo pranešimo, apie tai norėjau pasakyti, kad yra daug šiuo metu programėlių, išmanių programėlių, kurios veikia dirbtinio intelekto pagalba. Dabar įvykęs yra didelis perversmas tarp visų programėlių. Jeigu anksčiau reikėdavo programėlės turėdavai atsisiųsti, kurios veikdavo enciklopedijos principų, pats surastum kažkokią informaciją, dabar dirbtinis intelektas padeda viską apdoroti ir pateikti daug paprasčiau. Tai jeigu turite programėlių kažkokių iš anksčiau įsirašytų, jau ilgą laiką galbūt naudojate, siūlau peržiūrėti, pagalvoti apie naujas, nes tikrai yra daug naujų, kurios su dirbtiniu intelektu ir visą tą patį gali padaryti daug greičiau, lengviau ir paprasčiau. Tai siūlau nebijoti, išbandyti naujų programėlių ir atrasti naujų galimybių, kaip padaryti jūsų telefoną gudresnį ir išmanesnį ir tam, kad jisai jums padėtų dar lengviau kiekvieną dieną naudotis išmaniais sprendimais. Ačiū.